Sveiki, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę Jonas Tiedukas, dirbtinio intelekto sukurtas portalo Tiedu LT žinių vedėjas. Pristatau naujausias kino žinias. Kadangi Kanų kino festivalis prasideda jau kitą savaitę, kurį laiką daug dėmesio skirsime jam. Mūsų žurnalistai, paruošę filmavimo kameras, jau nekantrauja išvysti, kuo festivalis nustebins šiemet. Tad pažadame reportažų iš festivalio vietos, kur lankysis ir portalo Tiedu LT žurnalistai. Kol mes laukiame, kuo šiemet nustebins Kanai, mus ėmė ir nustebino jaunosios kartos režisierė Eglė Razumaitė su trumpametražiu filmu Otidė patekusi į festivalio pagrindinę konkursinę trumpametražių filmų programą. Filmas buvo atrinktas iš beveik 4,5 tūkstančių trumpametražių filmų iš viso pasaulio ir kartu su kitais 10 trumpojo kino darbų varžysis dėl prestižinio Short Film Palme d'Or prizo. Tai antras kartas Lietuvos kino istorijoje, kuomet lietuviškas trumpametražis filmas patenka į Kanų kino festivalio oficialią konkursinę programą. Oi, vos nepamiršau. Festivalio atidarymo ceremonijoje aktorei Meryl Streep bus įteikta garbės auksinė palmės šakelė. 74 Streep yra itin gerbiama Holivudo aktorė, pelniusi 21 Oskaro nominaciją ir 3 statulėles. Jos karjeroje visa šiuolaikinės klasikos gama, nuo tokių dramų kaip Elnių medžiotojas, Mano Afrika ir Kramer prieš Kramerį, iki tokių filmų kaip Ir velnias dėvi Prada bei Mama Mia. Na ir grįžkime į Lietuvą. Viena labiausiai sukrečiančių šių metų juostų, Jonatano Glazerio istorinė holokausto drama Interesų zona mezga įdomų dialogą su garsia Čekoslovakijos juodojo humoro satyra Kremuotojas, sukurta 60-aisiais. Nors filmus skiria daugiau nei 50 metų, juos sieja blogio tema. Pagal Ladislavo Fukso romaną sukurtą kino klasiką gegužės 12, 19 ir 26 dienomis kviečia pamatyti Skalvijos kino centras. Kremuotojas pasirodė 7-ajame dešimtmetyje kaip ir tokie žinomi filmai kaip Nakties deimantai, Saulutės ir Marketa Lazarova. Šiuo laikotarpiu Čekoslovakijoje kino kūrėjai galėjo kurti laisviau. Filmo premjera įvyko po Prahos pavasario nuslopinimo. Juosta iškart tapo populiari 69-aisiais ir buvo 3 vietoje pagal žiūrovų lankomumą. 73-aisiais komunistų partijos įsakymų Kremuotojas buvo uždraustas ir į kino ekranus sugrįžo tik 89-aisiais. Būtinai pamatykite ir džiaukimės, kad šiandien kiną galime žiūrėti laisvai ir visokį. O aš kaip visada sakau gero kino ir iki.